Tai ne apie politiką. Tai ne politinė kampanija, skatinanti jaunus žmonės balsuoti ir aktyviai dalyvauti pilietinėme gyvenime. Man ne dzin. Taip balsuoti ir išreikšti savo valią. Tada tu turėsi moralinę teisę kažką kritikuoti. Vėl sakau, rinkimai man ne dzin. Aš ateisiu balsuoti, pareiškiu savo valią, išrinksiu savo prezidentą. Man ne dzin. Tokios akcijos kaip man ne dzin reikalingos tam, kad ypatingai jaunas žmogus nepamirštų, kad rinkimai nėra šiaip savo diena ir kad tu nors esi jaunas, nors turi aibę kitų veiklų, bet privalai atlikti savo pilietinę pareigą, sudalyvauti rinkimuose ir tokios kampanijos tiesiog padeda tai priminti. Aš vertinčiau kaip jaunų žmonių pačių susirūpinimą, kad jų kolegos, bendramžiai dalyvautų pakankamai aktyviai rinkimuose. Kampanijos tikslas – skatinti jaunų žmonių dalyvavimą rinkimuose ir stiprinti suvokimą apie jų galią visuomenėje. Jeigu mes per Seimo rinkimus turėjome 18% jaunų žmonių dalyvavusių rinkimuose, dabar mes turim 37. Tai jeigu toliau su tokia tendencija, tikiu, kad po 2 metų galim turėti ir 57. Aš manyčiau, tai yra pats svarbiausias dalykas, kad žmogus dalyvaudamas rinkimuose mokosi valdyti savo visuomenę. Man ne dzin pradžia – 2004. Tais metais Lietuvos piliečiai pirmą kartą dalyvavo Europos parlamento rinkimuose. Vienas balsas prie vieno balso ir tu jau gali daryti labai rimtą įtaką. Per 10-metį kampanija įgavo pagreitį, nes sėkmingai vyko prieš visus šalies rinkimus. 10 metų patirtis užtikrino kampanijos pajėgumus, įtvirtino jos vardą Lietuvoje. Jaunimui yra ne dzin ir man taip pat, ir kuo daugiau jaunų žmonių balsuos, tuo mūsų visuomenė bus sveikiau ir geriau. 2014 metų kampanijos pagrindinė idėja – spręsk pats, neleisk, kad už tave spręstų kiti. Kas gali už mane nuspręsti? Jūsgi girdėjote, aš aiškiai pasakiau, kad aš noriu juodos kavos, vieną juodos kavos ir vieną latte. Paskutinių rinkimų metu jaunimo aktyvumas pakilo iki 37%, tačiau tai tik pradžia. Man ne dzin tikisi, kad 2015 metų savivaldos rinkimuose jauni žmonės dalyvaus dar aktyviau ir vėl spręs patys.